Sveiki, su jumis sveikinasi tinklalaidė padėsianti nepasiklysti ugdymo labirintuose. Greta Edu. Pradedame naują sezoną su dideliais pokyčiais. Labas, Brigita. Sveikos. Brigita, mūsų klausytojams tavo balsas jau pažįstamas. Atskleisk paslaptį, kaip iš pašnekovės tapai tinklalaidės dalimi. Tai pirmiausiai be galo džiaugiuosi, kad iš pašnekovės tapau tinklalaidės dalimi. Mūsų suvedė mūsų bendra alma mater, tai yra Kauno technologijos universitetas, kur iš tikrųjų su jumis susipažinau jums dėstydama paskaitą. Na, o šį rudenį atsitrenkiau konferencijoje į vieną iš gretų, pradėjome diskutuoti apie podcastą ir pradėjau dalintis tiesiog savo idėjomis ir ji man ir sako, tai klausyk, ateik, susitikim, pabandykim, padarykim kartu ir šią dieną sėdžiu čia. Tai taip ir atsidūriau čia. Labai smagu, kad tu prie mūsų prisijungiai, tad manau nieko nelaukiam ir pradėkime šiandienos temą. O šiandienos temą paskatino viena mano skaityta mintis, kuri yra tokia. Jis sako, kad jei vaikai būtų atskira rūšis, apie kurią spręstume iš to, kiek jų matome kieme, susidarytų įspūdis, kad jie yra nykstanti rūšis. Ši mintis mane iš tikrųjų labai sujaudino. Tad šiandien apie vaikų ir gamtos ryšį kalbamės su Gerardu Paškevičiumi. Socialinėse medijose mes tave galime pažinoti kaip entuziastą, mokytoją, biologą, na tokį tikrai įdomų ir įsimintiną žmogų. Tai norim tavęs paklausti, Gerardai, kaip tu iš lietuviško Gerardo tapai džiunglių žmogumi? Labas vakaras, labai malonu, ačiū už tokį gražų pristatymą ir už tai, kad pakvietėt čia šiek tiek papasakoti istorijų. Tai iš esmės Lietuvoje domėtis egzotiniais gyvūnais, laukiniais gyvūnais, gamta, manau, turėtų nemaža dalis žmonių, nes mes turim tokią nuostabią gamtą. Nors ji nėra galbūt rūšimis žiauriai turtinga, bet turim tokių gražių vietų, kuriuose gyvena tam tikri organizmai, kurie tik pas mus tam tikrų metų laikų pasireiškia fenomenalūs reiškiniai. Mes išgyvenam visus 4 metų laikus skirtingai, visiškai, jie yra visiškai skirtingi. Ir mes galim domėtis labai daug. Aš kaip buvau mažas, man buvo viskas įdomu, kas juda. Pradžiai dar domėjausi istoriją, bet paskui savo, kad istorija yra feikas. Ir mane daug kas irgi tygino, kad ten feikas, ir tada supratau, kad gamta jį niekada nemeluoja. Ir bandžiau ieškoti draugystės su gamta. Tai skamba, kad tu kaip ir daugelis vaikų turėjai savo vaikystėje tą tokį natūralų ryšį su gamta, natūralų smalsumą gyvai gamtai. Ir aš manau, kad turbūt daugelis vaikų tą turi. Tačiau kaip pedagogai ir tėvai galėtų pozityviai modeliuoti elgesį ir tą ryšį su gamta, kad vis dėlto vaikai nepamestų tą ryšį. Nes dažnai kartais nutinka, kad tėvai savo pavyzdžių vis dėlto parodo, kad čia ar negalima susipurvinti batų, ar negalima kažko paimti, tyrinėti. Tai kaip mes galime skatinti būtent vaikų ryšį su gyvąja gamta? Aha, supratau, geras klausimas, bet čia pirmiausia, aš iš savo dar istorijos noriu pratęsti. Kartais tą ryšį bando nutraukti. Ir bando nutraukti profesionalai, kurie turėtų mokyti skatinti ir mylėti. Aš savo atveju turėjau tokią nuostabią biologijos mokytą. Kai prasidėjo 5 klasė, mus perkelia į dalykus. Jau viskas, jau nebus viena mokyta, bus kelios mokytos. Ir aš viskas, biologija, come on, Gerardai, tavo dalykas, ropliai, gyvūnai, visi kiti, augalai, grybai, taigi čia fantastika. Atsisėdau pirmam suole, prie mokytos, viską klausysiu. Pirma pamoka – susipažinimas. Vieni su kitais susipažįstam ir mokytoja klausia, vaikai, pasakykit kiekvieną savo mėgstamiausią gyvūną prisistatant. Ir pradėjo, aišku, nuo kitos pusės, ten vaikai, ten šuniukas, kačiukas, žiurkėnas, dar ten belekas, prie man eilė. Ir aš viską show must go on, turiu parodyti, kiek aš žinau, kad aš būsiu tas, kur kažkas turbūt gausis. Ir sakau, mano mėgstamiausias gyvūnas yra Lietuvoje gyvenanti vienintelė nuodinga gyvatė, paprastoji angis, Vipera berus. Ir ties šita frazė jinai mane sustabdė. Sako, kaip pasakei? Sakau, Vipera berus. Sako, Gerardai, mūsų pamokos yra vedamos lietuvių kalba. Ir šitas mane taip užmušė, kad aš grįžęs tiek verkiau ir man buvo taip liūdna, kad kitą dieną aš jau sėdėjau klasės gale prie akvariumo ir skaičiu apie gyvatės. Ir kai tėvai klausdavo, Gerardai, ką veikiai per biologiją ir ką veikiai mokyklai, skaičiu apie gyvatės. O ką kiti vaikai veikia, aš nežinau. Man visas sudomėjimas ta krito būtent mokslo dalykais, ko moko mokyklai. Aš supratau, jeigu aš noriu kažką žinot, turiu mokytis pats.
Tai va būtent labai dažnai susiduriam su tai, kad mes kaip suaugusiai neprisimam atsakomybės už tai, kaip stipriai mes galim nulemti vaikų pasirinkimus apskritai, o ryšyje su gamta tai manau ypatingai, nes ir patys jaučiamės galbūt dažnai nuo jos atitolę. Ir vienas iš būdų turbūt tą gamtą į savo namus įsileisti, viena iš praktikų yra per augintinį auginimą. Ir visi vaikai dažnai kalba apie tai, kad mamytė, tėvelė, nupirk man šuniuką, katinėlį, turbūt tavo atveju, ropliuką, gyvatėlį. Gal nežinau, ar labai dažnai tas yra išgirstama, tada, jeigu jau vaiko tėvai yra tie, kurie, jau sutinka tą augintinį jam padovanoti, kaip tėvai turėtų kalbėtis su vaikais apie augintinių globą, prisiėmimą atsakomybės už gyvą organizmą, kokiu būtų tavo patarimai, kad, ne tik ta meilė gyvūnai išliktų, bet ir tas gyvūnėlis ilgai gyvuotų. Vėlgi, čia irgi labai į temą klausimas ir svarbu, kad ir tėveliai būtų pasiruošę, nes tai yra augintinis tikrai ne tik vaikui, tai yra augintinis visai šeimai. Ir visa šeima turi nuspręsti, kad mes norime augintinio ir galbūt tiesiog pasišnekėti, kad jeigu tai yra vaiko iniciatyva, kad tai turbūt bus daugiau tavo atsakomybė. Jokių būdų negalima tiesiog nupirkti vaikui gyvūną ir tikėtis, kad jis susitvarkys. Ta pati šuniuką perkant, kur atrodo priežiūra paprasta. Aišku, mes nekalbam apie tą auginimą prie grandinių šuns, mes kalbam apie adekvatų auginimą kartu su savimi šunį. Ir jeigu tėvai patys yra neatsakingi, tai jie atsakingumo vaiko neišmokys. Bet jeigu tėvai yra atsakingi, per gyvūną vaikas gali įsiugdyti ir drąsos, ir susirasti naujų draugų. Ir ties šito teiginiu, ties draugais mane dažnai nukerta. O tai gerai, prie ko čia gyvūnas ir draugai? Taigi vaikas draugaus su gyvūnu. Čia yra kitas variantas. Jeigu vaikas yra toks drovesnis, lėtesnis, jisai sutikęs su kitais žmonėm, pavyzdžiui, gali sakyti, aš turiu šuniuką ir pradėti pasakoti apie tą šuniuką ir taip sudominti kitus žmonės ir jie pradeda užmėgsti su juo ryšį. Tas gyvūnas padeda ir vaikus surasti draugų ir išmoko atsakomybės ir išmoko, kad seniau namuose buvo silpniausias tu, nes tėtis yra stipriausias, tai mamytė, tada sesutė, ir tada jau esi tu ir tada yra šuniukas. Ir žinai, kad tuo silpniausiu turi pasirūpinti. Nes jeigu tu jam neįpilsi vandenuko, jeigu neįdėsi ėdalo, tai jisai pats to nepasidarys. Ir tai jau už tave moka, kad aš netikiu. Tada turiu savį mokėti pasirūpinti, bet turiu mokėti augintiniu pasirūpinti. Ir kas dar fainai, kad vaikas besidomėdamas vienu gyvūnu, jis domėsis plačiau. Nes vien tik pavedžiot, pamaitinti ir pagirdyti gyvūną neužtenka. Tu turi išmanyti gerokai plačiau, nes paskui suprasi, kad šuo nereaguoja į vardą. Tai reikia kažkaip mokyti tą vardą. Tai pradėsi užsiimti mokymų, dresūrą. Ir kai jau pradėsi kažką mokyti, tai jau tampi mini mokytojas su dar daugiau atsakomybių. Ir tą savo visą praktiką paskui pasakoji kitiem draugam ir tada ryšys jau sustiprėja ir jūs kūrėt savo jau tokį ryšį statot ne tik su gyvūnu, bet ir su žmonėm. Labai gražiai čia kalbėjai apie tai, kaip vaikai patampa mokytojais, o tu pats kaip edukatorius, kaip mokantis vaikus atrasti ryšį su gamta, galbūt galėtum pasidalinti, kokį poveikį dar apart to, kad kai dabar kalbėjai, ką gyvūnų auginimas gali vaikui duoti, bet iš savo patirties, kokios gerosios praktikos arba kokiu nors galbūt įdomių atvejų esi matęs, kai tu pamatėjai, kad buvimas gamtoje, apsuptyje gyvūnų ir taip toliau labai pakeitė, padarė didelę įtaką mokiniui ar kažką panašaus. Jeigu kalbėti apie veiklą ir mokymasi gamtoje, gyvūną vaikui parodyti laukinį yra labai sudėtinga. Todėl mes čia galim pradėti šnekėti apie paukščiukus. Paukštį galima girdėti, atpažinti iš balso, galim kažkaip pamatyti praskrendant, ypatingai tuos nedidelius žvirblinius paukščius, bet mes iki ateinant į gamtą turim jau šiek tiek ją suprasti ir žinoti, kokios yra taikomos taisyklės gamtoje. Nes gamta nėra palaida bala, kad tu įeini ją ir darai, ką nori. Gamta yra tokia vieta, kuri veikia taisyklėmis ir jį irgi mėgsta taisyklėmis. Tai todėl, kad ir kaip žmonės atrodo, turėtų būti laisvi, kurie mėgsta gamtą, jie laikosi labai griežtų taisyklių. Ir iki to labai svarbu vaikam papasakoti, kaip mes elgiamės gamtoje, kad einame po du, kad stebime vienas kitą, nepasimetam, klausom šnekančių, ar aš vedu edukaciją, ar kažkoks mokytojas kitas pasakoja. Taip pat svarbu išmokyti vaikus netriukšmauti, nes gamtoje reikia lavinti visus pojūčius. Tu turi paliesti, klausyti, uostyti, ragauti. Aišku, šitas toks atsargesnis truputį. Klausyti, ir be abejo, visi kiti pojūčiai mūsų, kurias mes turim. Tai viską gamtoje galim patirti.
Taip pat svarbu, kad vaikai suprastų, kad gamtoje nereikia bijoti išsipurvinti, nes jeigu iš edukacijos vaikas grįžta purvinas, edukacija pavyko. Jeigu vaiko batai švarus, kažkas buvo ne taip. Tai be abejo, turbūt čia yra tie kertiniai dalykai, tas pats basicas vadinamas, kuris turi būti įduodamas vaikam. Tai dėl to geriausia tokia edukacija daryti 2 dalių. Pirma, pasidarom teoriją, kaip mes elgiamės, vaikai ar supratot ir kodėl. Nes yra esmė galbūt nebūtinai žinoti, kad tą taisyklę, bet tu turi suprasti, kad man reikia elgtis taip, kad nebūtų to. Tu turi išmokyti vaiką mąstyti, kad kodėl. Nes dabar nėra tikslo žinoti, esmė yra suprasti. Mes dabar patys irgi suaugę, mes galim žinoti daugybę faktų, bet jeigu jų nesuprantam, nėra iš to tikslo. Atėję į gamtą su vaikais, galime pasinerti į visus pažinimus. Tik labai svarbu be abejo vaikui žinoti, kad nereikia didelių lūkesčių, kad nebūtinai mes vilką pamatysim, nebūtinai briedis ragus prie mūsų numes. Dėl to aš kartais kuprinėje nešuosi tokių subtilybių, kad nebūtų tokių nusivylimų. Ir kartais randi kokį stirno ragelį prie atviros pušies nukritusi ir parodai vaikam, kad galima surasti. Kartais randi 3 metrų ilgio išnara gyvatės, kaip čia tai stebuklinga išnara atsirado, kokia čia gyvatė buvo. Na, tam, kad tą hypą tokius, kad pažadinta vidinė tyrinėtoja, kuri turi kiekvienas vaikas. Mes žmonės esam primatai ir mūsų prigimtyje yra pažinti aplinką. Nes vaikas ar žmogus, bet čia turbūt tas pats, čia jau jūs pedagogas pasakykit. Tikrai tas pats. Tai žmogus pažinęs gamtą pats jausis saugesnis, nes nepažinti gamtos vadinasi, tu joje nesijauti drąsus, tu daug ko nepažįsti, daug kas kelia pavojų. Erkių bijai, uodų bijai, voratinklio bijai, šlapios samanos bijai, voro bijai, ežiuko bijai ir viskas kelia baimę. O kai tu pažįsti, tu jie ateini su drąsa. O kai esi drąsus, esi atviras. Ir tada viską į save geri, susiemi ir paskui pasakoji kitiems ir visi klausia, o iš kur tu žinai? O tavo atsakymas prasidant to, kad aš nebijau. Labai gera tavęs klausytis ir labai daug minčių kyla besiklausant, bet būtent ši mintis, kad aš nebijau, aš tyrinėju, yra labai tokia paskatinanti ir įkvepianti ir manau turi labai daug ryšio su įvairiais lauko pedagogikos principais, kurie irgi labai daug teigia, kad laimingas vaikas tai yra purvinas vaikas, kad gamtoje mes visi esame good enough. Tai būtent tas tavo užsidegimas ir gražus pasakojimas apie tai, kaip ir ko mes galime išmokti gamtoje yra tikrai labai įkvepiantis. Tačiau su kokiais iššūkiais tu pats kaip gamtos edukatorius susiduri? Na, apart to, kad turbūt teks nuvilti vieną kitą vaiką ne visuomet sutikus vilką, bet galbūt yra kažkokių rimtesnių iššūkių, kuriuos tu matai, bandydamas integruoti gamtą ir gamtos pažinimą į edukacinius procesus. Na, iššūkiai kartais būna sudėtingi tėveliai, kurie patys yra žiauriai užsidarę ir turi labai siaurą požiūrį, nenori priimti naujovių. Yra toks buvęs atvejis, kai pasakoja man vienas mylimas zoologijos dėstytojas, kad jis, kai pradėjo auginti dukrą, jis pradėjo pasakoti, kad gamtoje nieko nėra šliukštaus. Pavadinkim tą mergaitę, važiuoju, Elena. Elena atneša rupūžę, tėtis, jėga, kokia graži. Elena atneša sliekų pilną saują. Jėga, kaip gražu. Ir jinai buvo visiškai drąsi mergaitė iki 6 metų, kai jinai paėmė ten ar sraigę, ar kažkokį kitą gyvūną ir pamatė kaimynę. Kaimynė pasakė, Elena, ką čia laikai, fui, mesk. Ir dėstytojas sako, viskas, nuo to laiko aš savo dukros nebepažįstu. Atsirado didelės baimės. Ir kai va tokie tėvai atveda kartu į edukaciją žygį savo vaikus ir jie nori, kad tas vaikas būtų drąsus, bet patys visiškai neparodo pavyzdžio, kad aš irgi esu drąsus, aš nebijau, tai labai tampa sunku įveikti. Kai tu paimi kokį vabalą, boružę, nesvarbu apie kokią rūšį kalbam, paimam kažkokį organizmą, rodai ir pradžiai norėtum, kad paimtų tėvai, tėtis, mama, kad vaikui nebūtų irgi kad būtų drąsiau, paskatimas būtų ir pradeda purtytis, ne. Tada ką daro kiti vaikai? Traukia delniukus į save ir neimsiu, nes kitiems suaugusiam fui, o tas dėdė su skrybelė, kur veda edukaciją, čia yra frikas ir mum baisu. Tai čia yra labai sudėtinga ir dėl to, kaip mokam vaikus, kad būtų drąsus, kai ateinam ir ko miške nereikia daryti, ar pelkiai, nesvarbu, kur ta edukacija vyksta. Lygiai taip pat turim šnekėti su tėvais, kad žiūrėkit, bus sėkminga, jeigu jūs patys man padėsit. Nes jūs norit, mūsų visų tikslas yra pažinti, išmokti, sužinoti, pajausti ir
suprasti. Ir jeigu jūs nors vienas būsit užsiblokavęs, nesvarbu, kad ten 5 tėvai bus, bet vienas sakys, ne, aš neimsiu, ne, aš nelaikysiu, man varlė, fui. Tai viskas nais šunį ant uodegos, nes tada visi pradės abejoti, įsimes abejonę, tada suveikia bandos jausmas ir mes visi pradedam bijot ir tada be abejo jau pats, kai vedi, pradedi nervintis, kad nuvelnės nepavyko, galvoji mintyse, kaip toj pelkės dugne palikti ant tą, kas kažką sugadino. Ir čia turbūt yra didžiausias iššūkis. Būtent tėvai, kurie nepriima ir nenori būti atviri žinioms. Aš manau, mes čia visos dabar tavęs beklausydamos linksim galvom per visą šitą tavo pasisakymą. Ir manau, kaip pedagogės dažnai su tuo sutinkam ir patiriam tai, kad mūsų ugdomasis darbas labai dažnai prasideda nuo santykio kūrimo su tėvais ir kuomet tėvai tai įsileidžia, tada tu pats kaip ir pedagogas esi labiau linkęs atsiverti. Ir jeigu vaikas ateina iš šeimos, kur paimti, pačiupinėti sraigę, ją, aišku, pagarbiai patyrinėti yra priimtina, kad tu galbūt net ir pats tada atsiverti tam naujam patyrimui. Tai tas toksai pozityvus elgesio formavimas atrodo kaip vienas iš kertinių ir tikrai labai svarbių dalykų. Tačiau dar dabar mes gyvenam ir tokiais, ir apie tą norisi pasikalbėti, kad mes gyvenam labai, jau kad gyvenam visai keistam, beprotiškai greitai į nežinia kokius dalykus judančiam, bet labai stipriai technologiniam pagristam pasaulį. Tai čia yra nenuneigiamas vienareikšmiškas faktas. Ir mes matom, kad ypatingai jaunosios kartos jos vis daugiau laiko praleidžia prie ekranų, vis mažiau laiko praleidžia griname ore ir gamtoje. Tačiau jeigu pagalvotume, kad galbūt vaikui jau pasisekė ir jis jau galbūt turi tėvus, kurie jau miške bent jau kažkiek yra buvę, ar susiduria su mokytojais, kurie gamtos taip neprisibijo, bet vis dar nedrįsta iš rankų paleisti ekrano. Ar įmanoma tavo manymu kažkaip nutiesti tiltą tarp technologijos ir gamtos pažinimo? Tai čia labai svarbu suprasti, kad kompas ir gamta nėra priešai. Jie gali veikti kaip fantastiškas derinys ir sukurti nuostabių rezultatų. Tai nereikia jų supriešinti, nereikia kažkaip bandyti forsinti, tai turi vykti natūraliai. Reikia vaikam pradžiai galbūt technologijų pagalba parodyti, kad galima pažinti gamtą. Kai tu ją šiek tiek pažinsi, suprasi, bet jeigu ten yra kažkas nufotografavo kažkokį vabaliuką, tai kaip man jį pamatyti, aš tik nuotrauką matau, aš noriu ir palaikyti, nes kitas įkėlė nuotrauką laiko. Tai labai tada žadina susidomėjimą ir tada einam, ką parodysiu, kas gyvena po akmeniu. Ir tada atsiranda tas susidomėjimas. Dabar technologijos leidžia vaikam būti tikrais tyrinėtojais ir netgi mokslininkai, ir aš šiek tiek turiu bendro su gamtos tikraisiais mokslais, naudojam tokią programėlę iNaturalist, vadinasi. Mano labai mylima, tai dažnai naudojama. Kaip džiugu girdėti, kad ir mokytojai tikrieji taiko šią programėlę. Ir ji leidžia vaikams pažinti, o jeigu jie nepažįsta, jiems faktiškai pasako, kas joje yra. Ir aš, kai mokydavau mokyklai, kai buvau tikresnis mokytojas, nes aš pedagogijos neturiu, aš nesu tas tikras mokytojas, aš savo mokslas. Tai kai buvau tikresnis mokytojas, mes su vaikais netgi didelius balus gaudam už tai, jeigu jie per mokslo metus surinkdo 200 rūšių organizmų. Kas sunku, bet pakankamai įmanoma. Ir ta programėlė faina, kad nebūtinai reikia nufotografuoti ten gyvūną, kas būtų sunku. Užtenka veiklos žymių. Ir ten, pavyzdžiui, ragų patrinimą, išmatas, pėdsakus ir tai irgi padeda identifikuoti, kas tai per sutvėrimas. Ir paskui mokslininkai gali matyti, kurioje vietoje kas buvo fiksuota ir tai tiesiog susideda tokia didelė duomenų bazė. Visai patikima, galima sakyti, nes kad būtų patvirtintas stebėjimas, jį vertina specialistai, profai, viso pasaulio mastu. Ir tada mes žinom, kad šie duomenys yra patikimi. Ir vaikai prisideda prie literaliai mokslo kūrimo. Mes taip galim visą žemėlapį sudėti, kur kas yra matyta, fiksuota. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nemažai tų stebėjimų yra mano mokinių prisidėjusių. Nes šitą programėlę reklamuoju visiems. Aišku, tik labai gaila, kai mokiniai sugalvoja pajuokauti, ten pavyzdžiui, iš sniego nulipdytą mešką nufotkina ir įkelia, kad baltuoji meška Lietuvoje. Tai tada programėlė automatiškai blokuoja dėl algoritmų ir vaikas nebegali kelti daugiau. Tai čia reikia truputį griežčiau tom taisyklėm pamokyti. Bet šiaip labai fainai, kad yra tokių programėlių, kurios leidžia vaikam pažinti ir tiesiog reikia vaikui parodyti jas, kad jis suprastų, kad nebūtinai ten žaisti Counter-Strike ar ten headshotų šaudyti yra pramoga. Pramoga gali būti eiti lauką, prisirinkti nuotraukų, atvaryti prie kompo, susikelti nuotraukas, žiūrėti, o ką čia radau. Galima rungtyniauti su draugais, kas daugiau rūšių turiš. Galima pasiūlyti mokytam. Mokytoje, žiūrėkit, o jeigu mes ten su Tadu surenkam 20 naujų rūšių, mums gal parašysite 0,5 balų didesnį. Galima to dėrėtis ir aš manau, adekvatus mokytojai, kurie patys žino, kas čia per programėlę
yra kaip tik vaikus paskatintų ir dar labiau pritrauktų prie domėjimosi aplinką ir būt drąsiem. Labai smagu, kad iš tikrųjų taip, ypatingai tas faktas, aš net nežinojau, kad visi tie radiniai toj programėlėje prisideda ir prie mokslinių rimtų duomenų bazų, tai labai smagu girdėti, kad mūsų jaunieji tyrinėtojai pradeda savo kaip mokslo tyrėjų pirmuosius žingsnius. Taip, tai duomenų rinkėjai. Taip, duomenų rinkimo procesuose dalyvauja jau net ir patys mažieji, tai yra labai labai smagu ir iš to, ką mes dabar šiandien labai kalbam, labai jaučiasi tai, kad ne tik gamta yra harmoninga ir joje viskas vyksta, cikliškai su tarpusavio dideliais ryšiais, bet ir mes, norėdami dalyvauti gamtoje ir gamtinėme ugdyme, taip pat turime, gal ne visuomet vienam labai drąsu, galbūt reikia susirasti tokį mokytoją kaip tu ir galbūt mums reikia pradėti jungtis, kažkokias tai bendruomenės, o ypatingai mokykloms į įvairius projektus. Tai galbūt tu turi kokį nors idėjų ar pasiūlymų, kur pedagogai ar šeimos, kurie dar tik pradeda savo įsitraukimą į gamtos ugdymą, kurie galėtų padėti savo pirmuosius žingsnius šioje kelionėje. Čia labai teisingai pasakėjai, nes tikrai žmonės turi vieni iš kitų mokytis. Kaip mes mokom vaikus, kad jie turi dirbti komandų ir tai yra šiuolaikinis labai svarbus įgūdis, ką turi mokėti, tai kaip tik vieni iš kitų mokytojai mes ir galim išmokti. Pavyzdžiui, čia save pasireklamuoti, nežinau kaip išeina, labai prašom. Jeigu yra poreikis pagilinti žinias ar pėdsekystėje, ar gyvūnų veiklos pažinime, ar paukščių pažinime, ar vabzdžių pažinime, visuomet galima man rašyti per Facebooką, džiunglių žmogus ir bandyti pasitarti, galbūt pavyktų susiorganizuoti. Na, o jeigu norisi labai profesionaliai, yra toksai projektas Ornitostogos. Nežinau, kam iš klausytų yra tekę girdėti, bet tai yra nuostabus projektas, jis nėra labai pigus, bet jo kokybė Lietuvoje konkurentų neturi. Jie daro tiek žygius į užsienį, tiek kelionės pažinti Lietuvos gamtą ir ten dirba stipriausi tik ne pedagogai, o grinai biologijos tam tikrų sričių specialistai, ornitologai, ichtiologai, herpetologai, entomologai, kurie daro turus. Na, pavyzdžiui, drugelių turas. Jums išdalina tinkliukus, nuveža į pievą ir jūs gaudo drugelius, jų nesužeisdami, jums pasako kokios rūšys, jūs fotografuojatės, fantastiška patirtis, kaip kempiniuką filmuke medūzas gaudyt, čia drugelius gaudyt. Ir šituose turuose priema ir su vaikais, yra skirtingų grupių ir tikrai labai rekomenduoju išbandyti tokias iniciatyvas. Tu, Gerardai, turi tokį gražų santykį su gamta, bet kai kalbame apie ateitį, kaip tu įsivaizduoji, kokį vaidmenį užims ugdymasis gamtoje ir pati gamta, kokį vaidmenį užims mūsų gyvenimuose, kuomet mes vis labiau urbanizuojamės, vis daugiau plečiamės miestus ir tada tuo pačiu naikiname miškus, naikiname gražias natūralias erdves? Čia labai ta liūdna tema, čia dėja aš, kad ir koks esu nepataisomas optimistas, bet čia nieko gero nežada. Aš galvoju, kad tuoj prisijuoks visi konspiracijų teorijų kūrėjai, bet tikrai nuo žmogaus kartais mišką reiktų užrakinti ir neįleisti. Ir panašu, kad kai mūsų miestai plečiasi, mes turim daugiau vietos, turim parkų ir galim ten judėti. Galbūt jau tikrai mūsų tą gamtą nebereikėtų taip įleisti. Bet kitas dalykas, aš iš vis jau pradedu abejoti visą mokyklos sistemą. Aš matau, kad yra gerokai pasenusi tiek savo programomis, tiek savo struktūrą, tiek klasių suskirstimu. Visą tai reikia velniškai keisti. Vien pavyzdžiais, jeigu kalbant, vaikai surinkti į klases, sėdi tarp 4 sienų, kai jie biologiškai natūraliai nori šnekėti ir tyrinėti, o mes jos uždarom ir duodam kažką skaityti ir rašyti. Čia yra visiškas absurdas, čia yra prieš prigimtį. Ir tai vaikui nesužadinimas yra domėjimasis ir drąsa. Dėl to šitas turi birėti, jis turi griūti kaip Berlyno siena, kaip atgyvena visiškai. Čia reikia griauti nuo pamatų ir statyti, čia jokios korekcijos nebeveikia. Aš ne pedagogas, aš šitų dalykų nesuprantu, aš sakau tiesiog, kaip man leidžia mano logika. Aš manau, Gerardai, tu iš mūsų reakcijų matai, kad mes jau čia nežinau, kiek kartų linkstėjom ir bandėm susitvardyti, neišleist kažkokių tai palaikymo šūksnių, bet manau, iš pedagoginės pusės visos vienareikšmiškai tau tikrai pritarėm. Tai va čia ta yra bėda, kad jeigu mes pakeistume tą sistemą, galbūt tada galėtų atsirasti kažkoks santykis ir mokymasis gamtoje. Galbūt dabar, jeigu čia taip merdėjant, kaip mūsų Nausėda gerbiamas sakė, nabašniko pakrapimas arbata,
Tai galima paimti ir daryti ten kas 5 pamoką gamtoje, kokią biologijos pavyzdžiui, išvest vaiką, pravesti grinam ore pamoką. Na, čia jis neišgelbės mūsų sistemos, nes čia jau vargiai kas išgelbėtoje, jeigu ne visiškas atstatymas iš pamatų, bet gali prisidėti tėvai. Būtent ko negali mokykla, mes tikrai neturim visko išversti, kad čia mokytojas turi visko vaikų išmokyti. Jokių būdų. Tėvai yra didžiuliai nuomonės formuotojai savo vaikams. Ir jeigu jie parodys, kad žiūrėk, galima išeiti su kompu ir esė mokytojams parašyti lauke, tuo pačiu paklausyti, kaip Pečelinda suokė, va, kokį gražų žodį pavartų, matot, tai jau irgi turės šiek tiek įtakos. Ir galbūt, jeigu vaikai patys supras, kad gamtoje mokytis fainai, patys pradės parašyti mokytoją, einam į lauką, taigi yra stadionas, atsisėsim visiems prie daug ir dirbam laukia. Argi sunku įsinešti lentą, kur su markeriu rašysi laukia, visiškai jokių problemų. Technologijas leidžia, tuo labiau galima tas pačias planšetės, visos mokyklos turi planšetės, įsinešti lauką ir dirbti, fiksuoti, kad dabar matot, priklauso nuo vaikų amžiaus. Tai tikrai integruoti gamtą ir mokymą labai paprasta, tik reikia noro. Ir čia nieko daugiau nereikia, nei finansų papildomų, nieko, tik noro. Taip, gamta yra nemokama ir mes galime ją naudotis labai prieinamai. Tai iš tikrųjų, taip apibendrinant, tai Gerardai, tu dabar kaip ir pasakei, kaip grąžinti tuos vaikus į gamtą, kaip išnaudoti tą visą erdvę, kad nereikia didelių resursų, gali tiesiog išeiti ir pradėti tyrinėti, o jeigu dar turi telefoną, atsisiunti programėlių ir tyrinėjai. Labai ačiū, Gerardai, tau, džiunglių žmogau, kad iš džiunglių atkeliavai pas mus į KTU įrašų studiją. Tai buvo tikrai labai įdomus pokalbis ir labai nuotaikingas ir aš manau, kad tikrai visi ras, ką iš šio pokalbio pasiimti savo. Ačiū už pokalbį, buvo labai fainai. Tai ačiū tau ir norim be galo padėkoti pačiam KTU universitetui, kuris mums suteikia galimybę įrašinėti šias laidas ir žinoma, be galo be krašto norime padėkoti savo garso operatoriai Andželikai, be kurios jūs negalėtumėt girdėti mūsų. Tai ačiū tau.